Sveiki bendražygiai. Trumpas video apie Pulsar Merger LRF XT50 HD termovizorinius žiūronus. Išėjo naujas programinės įrangos atnaujinimas, kuris ženkliai pagerino vaizdą. Sakyčiau, gal kokių 15%. Taip pat, kas aktualu, atsirado balistinis skaičiuotuvas, kurio pagalba prisijungus per StreamVision Ballistic programėlę galima suvesti savo amunicijos duomenis ir numatavus atstumą matyti kulkos kritimą, kas yra žiauriai patogu medžioklei naktį, taip pat galima naudoti ir dieną. Atsirado naujos ekrano nuostatos. Galima vaizdą pasirinkti pagal save, kurį nori matyti, arba įprastą stačiakampį ekraną, stačiakampį su apvalintais kraštais, arba apvalų vaizdą. Kiekvienas galės pasirinkti pagal save. Taip pat atsirado žalias spalvų paletė. Anksčiau aš buvau kažkaip tai skeptiškas dėl to žalios spalvos, bet panaudojus būtent šituose žiūronuose, man žiauriai patiko. Aišku, reikia pasireguliuoti nustatymus pagal savo akį, tiek šviesumą, tiek kontrastą. Kaip Rokas sakė, kad Notpix Vista R yra bomba, tai čia galiu užtikrinti yra Armagedonas. Tai vat, nauji metai prasidėjo, žiūrėkite naujus video, naujus pristatymus. Aišku, nepamirškite užsiprenumeruoti kanalą ir pastatyti laiką. Iki.